Na, mes vėl Canvoje ir šiandien pasižiūrim, kaip galima sukurti ir panaudoti šablonus, būtent sukurti diplomus ar sertifikatus. Tarkim, organizuojama kažkokius tai mokymus ar seminarus ir automatiškai kartais norisi pagerbti žmonės, kurie dalyvavo, kurie baigė kažkokius tai mokymus ar kursus. Labai malonu pasveikinti žmonės, kurie dalyvavo, kurie įvykdė kažkokius reikalavimus, kažkokias programas ir juos apdovanoti diplomais, sertifikatais. Netgi pastarųjų metų, netgi kad ir online, tai online sertifikatai žmonės pasideda savo pasiekimų online lentoje. Na ir šiandien mes pasižiūrėsim, ką galime rasti Canvoje. Rašom, diplomo sertifikatas arba, galbūt parašysiu diplomas. Ir mums išmes, diplomas, šablonai. Mums išmeta šablonus įvairiausių dizainų. Tai, dabar pasižiūrėsiu, kurie yra populiariausi, ką matom socialiniuose tinkluose, kai būna pasidalinta. Ir dabar vėlgi daug yra su karūnėlėm, tai yra mokami, yra horizontalūs ir vertikalūs. Aišku, čia vėlgi kam kaip patogiau, be abejo, juos galima ir atspausdinti. Ir čia toks labai jau rimtas, net keli variantai, kaip jis atrodo. Mes naudojam šį sertifikatą ir labai paprasta, tiesiog lietuviškas tekstas. Taip. Čia nuo ko ir kaip, čia kam ir čia aprašymas, ką baigė, už ką apdovanojama šiuo sertifikatu. Ir data ir pavardės žmonių, kurie tai inicijavo ar tuos kursus, ar mokymus. Čia gali būti tas logotipas būtent tos kompanijos, kuri organizavo mokymus ar seminarą ar panašiai ir duoda šį sertifikatą. Čia vėlgi galima keisti arba dėti logotipą arba įvairiausių momentų gali būti. Čia taip pat yra jau, kaip aš sakau, suformuota iš elementų, mes juos galime keisti, galim didinti, galim mažinti, galim patraukti, pastumti ir vėlgi kiekvieną elementą mes galime keisti spalvą. Mato, čia yra tokia labai tokia ryški spalva, galbūt gali būti tokia, bet jau čia dizainerių šou, tai mes nieko nekeisim, bet aišku, mes galim keisti pagal save. Čia vardas, pavardė. Vardas, pavardė. Ir tiesiog paskui mes spaudžiame atsisiųsti ir rekomenduojame PNG ir atsisiųsti ir mes tada šį sertifikatą siunčiam šio sertifikato turėtojui ir sveikiname jį. Taip, žiūrim, ką dar galim. Ieškom dizainų, kokie dar galimi variantai, ne tokie ryškūs, bet pagrinde tai naudojama auksinė spalva ir tamsi spalva. Sertifikatas priklauso nuo dizaino organizatorių ar rengėjų. Čia apdovanojimas. Tai labai lengva naudoti šiuos sertifikatus, būtent šablonus, ir aš manau, kad neverta net kažką tai kurti savo, nes tai tik tais laiko gaišimas. Tai tiek būtų apie sertifikatus. Labai trumpas informacinis video. Naudojamės šablonais.